Okay. Gerai, Ieva. Tai gali pasakyti, pabandyt prisiminti, kad kokia tu atvažiavai ir ko tu atvažiavai. Tai buvo taip. Iš tikrųjų nelabai žinau, ko ieškojau. Gal ir žinau, bet taip rinkausi maždaug važiuoti atostogauti kažkur ar važiuoti biškį pasigilinti save. Ir galiausiai nusprendžiau, reikia kažkada prisiversti, atvažiuoti, skirti savo laiko, ne taip rankai įpręsti laiką. Žodžiu. Ir aš čia atvažiavau ir žiauriai nustebau, nes pasirodo, gyvenau biškį apgaulį, kad viskas yra žiauriai gerai, čia fainai ir taip toliau. Radau daug užslėptų jausmų, kuriuos laikiau viduje užrakintus. Ir kai juos atradau, man pasidarė dar lengviau. Ir dabar aš jau galiu savo nemeluoti ir sakyti, kad iš tikrųjų yra gerai. Tai tokia patirtis mano, kad tiesiog atrodo viena savaitė, kur galėtum rinktis gal net ir pigiau kažkur tai išskrist, dar kažką prie jūros. Tai yra nepalyginama, ką gauni čia. Ir tu tikrai negausi niekur to. Ir tai iš tikrųjų pakeis tavo gyvenimą. Ta prasme, kelionė kažkokia, tau tiesiog toliau gyvensi savo iliuzijų ir taip toliau. O čia atvažiavęs po savaitės išeisi į pasaulį normaliai. Normaliai. Manai, kad normaliai? Taip, aš manau, kad labai normaliai. Okay, super. Kas tau buvo didžiausias atradimas, ko tu visiškai nesitikėjai, savyje, galvojai, kad pas tai net nėra? Tikrai nori, kad pasakyčiau? Aš nežinau, ar tu nori pasakyti? Tai aš galiu tai pasakyti, kad iš tikrųjų čia atvažiavus galvau pasigilinsiu čia jausmus, maždaug ką jaučiu, taip toliau. Ir kažkaip taip netyčia gavosi, nežinau iš tikrųjų, kad pamačiau savo praeitį, gilesnę praeitį, kas buvo prieš tai, kas buvo. Ir kiekvienam spręsti, kada laikas tai pamatyti ir įsiaiškinti, bet aš manau... O ką tau tai davė? Verta nebijoti, tai davė visišką supratimą. Verta supratimą ko? Supratimą, kas yra tas gyvenimas iš tikrųjų mūsų. Kokia jo prasmė. Ta prasme, viskas tapo aišku. Ką aš aiškinausi knygose, ką aš aiškinausi iš kitų žmonių, kur aš eidavau į kitus seminarus, ko aš visada ieškodavau. Tai dabar jaučiu tas taškas, kad radau tai, ko ieškojau. Vėliau gal iškils kiti klausimai. Dabar yra tai, ko aš ieškojau ir tai aš radau ir man tai leis eiti toliau. Ar tu tai radai dėl to, kad aš tau tai pasakiau, ar dėl to, kad tu pati tai suvoki? Aš manau, kad tiesiog aš leidau savo tai suvokti, o tu man padėjai. Okay. Tai kokia tu dabar išvažiuoji po savaitės? Kaip jauties? Kaip viskas atrodo? Dabar aš iš tikrųjų jaučiuosi stipri. O anksčiau, biškį, melavau savo, kad esu stipri. Man buvai? Ne, realiai aš nebuvau. Tai labai geras jausmas yra. Labai geras jausmas ir kažkaip linkiu visiems tai pajaus ir išgyventi ir jo. Okay. Jeigu pažiūrėtum, atgal į praeitį, nežinau, metus laiko atgal, leiskim, kokį patarimą duotum tai Ievai prieš metus laiko? Iš tikrųjų, aš jai neduočiau jokio patarimo, nes aš manau, kad viskas atėjo savo laiku ir iš tikrųjų prieš metus aš ir buvau pirmam tavo seminare ir man labai nuosekliai viskas gavosi, kad aš pradėjau šitas praktikas naudot pati ir šiek tiek apsipratau su jomis, kol galiausiai atėjau čia ir įvyko tas sprogimas didysis. Didysis sprogimas.
Nu, tai va. Tai patarimas, aš tiesiog galiu pasidžiaugti, kad aš radau, nuėjau ir ėjau to keliu, tai man tai labai fainai. Žodžiu, eiti. Nu, jo. Man patarimas, kad nesustoti. Tai jau pasakyčiau. Ką jinai ir padarė. Nu, šaunuolė Ieva. Nu, labai. Gerai pavarė per metus. Jo. Ačiū tau. Tai ačiū tau.